Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Visi šaltiniai ir naudota medžiaga šiai istorijai bus nurodyta video gale. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje Niujorke ir Naujajame Džersyje pradėjo siautėti negailestingas serijinis žudikas. Dėl savo žiaurumo tai buvo labai didelė istorija. Jo metodai buvo žiaurūs ir ekstremalūs. Tai buvo labai keisti ir kruvini nusikaltimai. Tos galvos, sudeginti sukapoti kūnai. Jis žudė su bejausmiu pasitikėjimu savimi. Kai kurie narcizai visiškai tiki, kad jie yra nematomi, neliečiami. Tai buvo antras atvejis, kai šio motelio patalpose buvo rastas moters kūnas. Bet kas buvo šis serijinis sadistas? Koks ligotas kalės vaikas galėtų taip pasielgti? Ar jis gimė žudyti? ...1977 metais Naujojo Džersio detektyvas Alanas Griko netrukus susidurs su paslaptimi. Gavome skambutį, kad iš savo daugiabučio Little Ferryje Naujajame Džersyje įtartinomis aplinkybėmis dingo jauna moteris. Mary Ann buvo rentgeno technikė, kuri buvo neseniai ištekėjusi. Jie gyveno bute su sodu. Aplinkybės buvo labai keistos. Pranešimą gavo jos vyras, kuris buvo išvykęs į komandiruotę. Mary Ann tą vakarą netvyko į susitikimą su savo uošve. Susirūpinęs Mary Ann vyras iškvietė policiją. Atrodė, kad bute niekas nebuvo sudaužyta, nebuvo sudaužytų stiklų, nebuvo jokių įsilaužimo požymių. Ir mes neturėjome jokių užuominų, kas nutiko Mary Ann Carr. Nepaisant to, kad jos vyro regis nebuvo, Mary Ann dingimo metu buvo pastebėtas įtartinas asmuo. Turėjome liudininką, gyvenusi tame pačiame daugiabutyje, kuris sakė, kad važiuodamas atbulinė eiga automobilių stovėjimo aikštelėje, galinio vaizdo veidrodėlyje pamatė asmenį, kurį palaikė Mary Ann Carr vyru. Nors tuo metu jie to nežinojo, Mary Ann vyras buvo panašus į buvusį Little Ferry apartamentų gyventoją, sėkmingą Niujorko kompiuterio operatorių Richardą Francis Cottinghamą. Jis dirbo vadinamajame Manhatano centre, pačiame verslo rajono centre. Luke Rose Blue Shield, labai didelė draudimo bendrovė. Dominikas Volpey su Cottinghamu kompiuterio operatoriumi pradirbo 13 metų. Mudu su Richardu kartu dirbome prie konsolės, daug šnekučiavomės. Jis buvo apsiskaitęs ir žinojo naujausius įvykius. Jis daug skaitė apie mediciną ir buvo gana protingas. Tuo metu konsolės operatorius buvo prestižinis darbas. 17 MB atminties reikėjo 4 viso miesto kvadratinio kvartalo aukštų. Gerai, iš tiesų niekas tada negirdėjo apie gigabaitą, bet tuo metu tai buvo pažangiausia technologija. Kas patraukė mano dėmesį pirmiausiai tai, kad Richardas negalėjo ramiai nusėdėti. Aš jį praminiau kojų drebintoju. Jis visada sėdėdavo savo biuro kėdėje ir drebėjo, jo kojos drebėjo, nugara drebėjo. Ir taip visą pamainą, 8-9 valandas iš eilės. Už upės, Naujajame Džersyje, tirdamas rentgeno technikės Mary Ann Carr dingimą,
detektyvas Gryko buvo iškviestas į motelį netoli oro uosto. Automobilių stovėjimo aikštelėje buvo rastas kūnas. Ji buvo aprengta balta slaugytojos uniforma. Mary Ann Carr nebebuvo dingęs asmuo, dabar ji žmogžudystės auka. Mes galėjome matyti Mary Ann Carr kūną gulintį šioje vietoje, tarp bordiūro ir tvoros. Ant Mary Ann Carr kūno riešų ir kulkšnių buvo antrankių žymių. Taigi žinojome, kad antrankiai buvo panaudoti Mary Ann Carr nužudyme. Be to ant kaklo buvo raiščių žymė. Tyrėjai spėliojo, kad Mary Ann buvo išmesta iš automobilio bagažinės, tačiau neturėjo jokių patikimų to įrodymų. Neturėjome supratimo, kaip ji pateko į vietą, kur buvo rasta, kodėl ji ten buvo ir kas buvo atsakingas už jos išgabenimą iš buto ir visa kita. Tačiau tai nebuvo paskutinis kartas, kai detektyvai buvo iškviesti į tą vietą. Teroro ir kankinimų istorija tik prasidėjo. m. gruodį Naujojo Džersio motelio automobilių stovėjimo aikštelėje buvo rastas ištekėjusios rentgeno technikės Mary Ann Carr kūnas. Tyrimui įsibėgėjus, nerandama jokių realių užuominų. Detektyvas Alanas Gryko susidūrė su nusivylimu. Reikia, kad tyrimas jūs vestų tam tikrą kryptimi. Be šios krypties tai tarsi šautuvo šūvis. Nagrinėti visus šiuos skirtingus dalykus, kurie 99% tarpusavėje nesusiję, varo į neviltį. Kol Mary Ann Carr byla strigo, policija tyrė virtinę smurtinių išpuolių oro uosto rajone. Per tą laikotarpį vyko keletas seksualinių priekabiavimo atvejų, kurių pusiau sąmoningos aukos buvo rastos pakelėje arba motelio kambariuose. Išpuoliai buvo įvykdyti prieš prostitutės iš Niujorko, kur Naujojo Džersio gyventojas Richardas Cottinghamas dirbo kompiuterių operatoriumi. Jis buvo keistas. Dauguma dalykų, apie kuriuos kalbėjomės, išskyrus tuometinį darbą, buvo tai, ką jis tariamai veikdavo po darbo. Ir žinote, jis kalbėdavo apie SNM klubus, į kuriuos eidavo. Jis kalbėdavo apie prostitutės. Cottinghamas neslėpė, kad jam patinka Niujorko tamsiosios pramogos. Tuo metu Niujorkas buvo visai kitokia vieta nei dabar. Times aikštės rajonas buvo tarsi šiukšlynas. Pornografijos namai kvartale, gatvės vaikinai už kvartalų. Fotožurnalistas Alanas Tannenbaumas, dirbdamas Soho News, užfiksavo to meto prostitucijos industriją. Ji buvo klestinti, ji buvo visur, bet ypač susitelkusi kai kuriuose kvartaluose čia. Ji buvo gana keista, labai apleista. Galiu pateikti pavyzdį esantį visai šalia. Čia pat turime 3 striptizo šokėjas. Gyvename kartu, laikomės kartu. Visi mėgsta striptizo šokėjas. Užeikite vidun. Merginos dirbdavo šiuose kampuose prie metro įėjimų, tarp duriuose, netoli pypšau ir siūlydavo pasimatymą išeinantiems vyrams. Arba vyrai prieidavo prie jų patys. Buvo gana akivaizdu, kuri mergina dirbo. 8-oji aveniu buvo viena iš skurdžiausių šio rajono dalių. Tiesą sakant, anksčiau ji buvo vadinama Minesotos juosta. Tai buvo todėl, kad merginos atvykdavo į Niujorką iš vidurio vakarų, išlipdavo uosto direkcijos stotyje ir jas iš karto apgaudavo suteneriai, kurie įtraukdavo jas į prostituciją. Manau, kad daugelis jų buvo pabėgėlės ir šiek tiek naivios. Tikriausiai atvykusios neturėdavo daug pinigų,
todėl patekdavo į tokias pinkles, į tokią situaciją. Šios jaunos moterys buvo įtrauktos į miesto gatves ir žiauriai užpultos. Prostitutės yra labai dažnos aukos. Kodėl? Sunkiausiai norint gauti auką yra pagrobimas. Kaip priversti moterį eiti su tavimi? Turi su ją pasikalbėti. Ir net jeigu mokėtum gerai kalbėti, būtum iškalbinga, žavus ir įtraukiantis, ne visos moterys eitų su nepažįstamuoju. Pagrobimo problema įsprendžiama taikantis į prostitutės. Tai yra jų darbo dalis – eiti su nepažįstamaisiais, nusirengti jiems ir mylėtis. Aukos buvo apsvaiginamos narkotikais, mušamos ir išmestos vietovėje, esančioje kitoje upės pusėje Naujajame Džersyje, netoli tos vietos, kur buvo rastas rentgeno technikės Marie Ann Carr kūnas. Rajone yra daug motelių ir tai nėra prabangus moteliai, tai vietos, kuriuose vyksta valandiniai pasisėdėjimai, daugiausiai klientų iš Niujorko. Vienas iš tų motelių klientų buvo kompiuterio operatorius Richardas Cottinghamas. Jis kalbėdavo apie tai, kaip jam pavyksta išvilioti prostitutės iš Manhatano. Jis visada turėjo 2 kišenes pilnas grynųjų, tonas grynųjų, $1000. Jis parodydavo prostitutėms pinigus, tada nusiveždavo jas į Naująjį Džersį. Tačiau Cottinghamui regis nepatiko mintis mokėti už šios malonumus. Jis kalbėdavo, kad neleis niekam jo išnaudoti. Kartą ilgai diskutavome apie viešbutį, į kurį jis buvo nuvykęs, ir apie tai, kaip jis iš jo pabėgo, kol prostitutė miegojo. Jis pasakė, kad paėmė jos drabužius bei pinigus, o ją paliko kambaryje. Žinote, kai esi darbe ir kalbi, kai kuo tiki, kai kuo ne, į vieną ausį įeina, pro kitą išeina. Priėmi tai su kruopele druskos. Tuo tarpu išpuoliai prieš Niujorko naktinės plaštakės tęsėsi. Jos buvo išniekintos, numestos ir paliktos mirčiai. Viena iš merginų buvo palikta šiame motelyje ant kampo, vadinamame Airport Motel. Ji buvo paimta, nuvežta į Flanagan barą Niujorke ir tai buvo paskutinis dalykas, kurį ji prisiminė. Netoli didelės ligoninės esantis Flanango baras buvo populiari Richardo Cottinghamo pamėgta vieta. Jos kraujo išlapimo analizė parodė, kad ji buvo apsvaiginta narkotikais. Jauna auka patyrė siaubingą smurtą. Kai ji buvo rasta, ji buvo be sąmonės kambaryje ir gana prastos būklės. Jis ją kankino, labai smarkiai mušė, labai smarkiai kandžiojo jos krūtis. Prostitutės yra seksualinių paslaugų teikėjos ir tai žeidžia daugelį serijinių seksualinių žudikų. Kad ir kaip ironiškai tai skambėtų, daugelis serijinių seksualinių žudikų save laiko labai moralizuotais. Jie nori pažeminti prostitutės, kadangi jos taip elgiasi, o jie tai laiko neleistinų seksualinių elgesių. Jie labai seksualiai sutrikę, todėl galima pamanyti, kad jie supranta prostitutės ir su jomis susitapatina, bet taip nėra. Jie turi labai iškreiptą seksualumo suvokimą. 1979 m. gruodį kažkas smogė prostitutėms taip, kad sukėlė šokiruojančias bangas mieste. Tai buvo labai didelė istorija, net ir Manhatanui ji buvo labai didelė. Aš tai aiškiai atsimenu vien dėl to siaubo, kuris ten įvyko. Greitosios pagalbos tarnybos buvo informuotos apie gaisrą Travelin Motor Lounge kambaryje netoli Times aikštės. Ten jos rado 23 metų dėdė Gudazį ir dar vienos neatpažintos jaunos moters kūną. Tai buvo 2 tariamos prostitutės. Jos buvo rastos lovose motelio kambaryje, o jų kūnai buvo išniekinti. Prieš padegant lovas abiejų moterų galva ir rankos buvo tos. Jos buvo nukirstintos, sudegintos, supjaustytos ir niekas nežinojo, kas už tai atsakingas. Tai buvo paslaptis. Dėl siaubingo nusikaltimo pobūdžio, paslaptingasis nusikaltėlis buvo pramintas Times aikštės skerdikas. Netrukus žinia apie tai pasiekė Manhatano kompiuterių salę,
kurioje dirbo Dominikas Volpey ir Richardas Cottinghamas. Vaikinas vardu Robas įėjo ir pasakė, koks gi ligotas niekšas galėtų taip pasielgti. Nuimti merginoms galvas, rankas ir jas sudeginti. Pažvelgiau į Cottinghamo, jis papurtė galvą. Na, Robai, tai galėjai būti tu. Galėjau būti ir aš. Pamaniau, kad tai pokštas. Atrodė, kad šis niekingas nusikaltimas neturi nieko bendro su rentgeno technikės Marie Ankar nužudymu prieš 2,5 metų. Jos kūnas buvo rastas naujojo Džersio motelio automobilių stovėjimo aikštelėje. Atrodė, kad tai neturi nieko bendro su mūsų byla. Tai įvyko Niujorke. Aukų kūnai buvo žiauriai išniekinti. Niujorke kiekvieną dieną įvykdomas didžiulis žmogžudysčių skaičius. Taigi tuo metu nebuvo nustatytas tiesioginis ryšys su Mary Ann. Tai svarbus dalykas, kadangi savo tyrime nustatėme, kad apie 70% serijinių seksualinių žudikų nusikaltimo vietoje atlieka eksperimentus. Todėl su kita auka daro kažką naujo, tai ko nedarė su praėjusia. Pavyzdžiui, akis, makštį ir panašiai. Kai tyrėjas neturintis didelės patirties šioje srityje tai pamato, jis mato, kad aukos subjaurotos labai skirtingai. Todėl bent jau remdamasi savo patirtimi, jis ima manyti, kad tai padarė kažkas kitas. Tai neteisinga. Tačiau detektyvai jau netrukus bus iškviesti į naują įvykio vietą, kurios panašumo nebuvo galima ignoruoti. Toje pačioje vietoje, kur prieš 2,5 metų buvo rasta Marie Ankar, buvo aptiktas šiurpus radinys. Kambarinė valė kambarį ir pamanė, kad iš lovos sklinda nemalonus kvapas. Atkėlusi čiužinį nuo rėmo, ji buvo sukrėsta pamačiusi ten gulinti nuogą, surakintą mirusios moters kūną. Kambariniai tai buvo, švelniai tariant, labai baisi ir nerimą kelianti patirtis. Ta moteris, kaip vėliau sužinojome, buvo Valerie Ann Street, anksčiau Niujorke dirbusi prostitutė. Jos apatinėje nugaros dalyje buvo įbrėžimas, padarytas aštriu daiktu. Tuo metu manėme, kad tai buvo peilis. Tai buvo kankinimo žymės, erotizuojama nusikaltėlio galia ir kontrolė aukai, kad auka suprastų, jog jis nusikaltėlis, jis kontroliuoja jos gyvenimą ir mirtį. Todėl labai dažnai nusikaltėlis pratęsė aukos agoniją, sąmoningai žudė ją labai lėtai, bei leisdamas suprasti, jog jis ją nužudys. Monstras buvo laisvėje ir buvo akivaizdu, kad jis nebijo grįžti į savo nusikaltimo vietą. Tai buvo antras atvejis, kai šio konkretaus motelio patalpose buvo rastas moters kūnas. Manau, kad tai, jog jis naudojosi tuo pačiu viešbučiu, yra narcizizmas. Ir tai veda prie narcistinio imuniteto sąvokos. Kai kurie narcizai visiškai tiki, kad yra nematomi, neliečiami, jie yra daug pranašesni už visus kitus, kad nėra jokios galimybės, jog jie kada nors gali būti pagauti. Tarsi to patvirtinimas, įtariamojo nustatymas pasirodė neįmanomas. Mes neturėjome supratimo, kas buvo Valerie Ann Street nužudymo vykdytojas. Vos po kelių dienų kitapus upės, Niujorke, Times aikštės skerdikas vėl smogs. ...1980 metų gegužę, praėjus 2,5 metų po rentgeno technikės Marie Ankar nužudymo, naujojo Džersio motelis tapo antros žiaurios žmogžudystės vieta. Buvo aptiktas prostitutės Valerie Ann Street kūnas. Tuo tarpu didelės Niujorko draudimo bendrovės kompiuterių kambaryje Dominikas Volpey su nuostaba klausėsi kolegos, operatoriaus ir šeimos vyro, Richardo Cottinghamo atvirų pasakojimų apie savo troškimus miesto tamsiosioms pramogoms. Jis buvo labai atviras, jis gyrėsi prostitutėmis, SNM, azartiniais lošimais, visomis savo ydomis. Cottinghamas tvirtino, kad yra dažnas sadomazochistinių klubų lankytojas. Jis aprašinėjo ten vykstančius dalykus,
Jis papasakojo apie moterį, vedžiojančią vaikiną už pavadėlio jam klupą, kaip ji nuvedė jį į vonios kambarį. Cottinghamas sekė paskui ir stebėjo, kaip mergina vertė jį laižyti pisuarus liežuviu. Jam patiko vergijos reikalas, žinote, antrankiai, bejėgiai žmonės ir panašus dalykai. Atrodo, kad Richardas Cottinghamas nuo mažens mėgo kontroliuoti situaciją. Pasquaqualiai naujajame Džersyje Richardas Newmanas žaidė toje pačioje vidurinės mokyklos lengvosios atletikos komandoje. Su Richardu susipažinau sporto aikštėje. Richardas išsiskyrė tuo, kad kiek pamenu ne visada dalyvaudavo treniruotėse. Jis nebuvo pagrindinis žaidėjas, neturėjo pravardės, nebuvo mūsų mažos šutvės dalis. Jis turėjo savotiškai išmintingą požiūrį ir apskritai niekino mokytojus ir mokyklą. Nemanau, kad jis suko galvą dėl autoritetų. Jis išsiskirdavo iš grupių. Tai įprasta narcizams, kurie mano esantis geresni už kitus. Bet akivaizdu, kad iš esmės jie jaučiasi nesaugus. Todėl jis tiesiog niekina tai, ką daro kiti žmonės ir iš tikrųjų nenori į tai investuoti. Jis mano esas pranašesnis už visus kitus. Jis buvo gana stambus vyrukas, esu tikras keliais coliais aukštesnis už mane, plačių pečių. Tačiau nepamenu, kad jis būtų grasinęs mokiniams. Pamenu, kad jis tarsi šiek tiek viešpatavo prieš 2 ar 3 savo draugus, tarsi jis būtų gaujos vadas. Jį tikrai traukė moteris, bet kiek pamenu, jis neturėjo merginos. Kai jis kalbėjo apie moteris, dažniausiai kalbėjo neigiamai. Buvimas rūbinėje primena posakį, pokalbis rūbinėje. Tikrai prisimenu, kaip jis kalbėjosi su draugais, greičiausiai per kūno kultūros pamoką. Jei teisingai pamenu apie tai, kokios merginos jam patrauklios. Jis kalbėjo apie merginas klasėje, taip pat apie merginas gatvėje, kurios turėjo didesnės krūtis. Atrodė, kad tai buvo pagrindinis jo traukos elementas. Viena yra domėtis didžiakrūtimis moterimis, nes tau jos patrauklios. Visai kas kita – būti apsėstam krūtų, o ne pačių moterų. Ir tai tampa tuo, ką mes vadiname parafilija, arba nenormalių seksualinių susidomėjimų, kuris reikalingas susijaudinimui. Dabar, nesulaukęs ir 30, Richardas Cottinghamas gyrėsi savo bendradarbiams, kad naudojasi prostitučių paslaugomis. Tačiau panašu, kad Cottinghamui ne visi prostitucijos aspektai patiko. Girdėjau vieną pokalbį apie tai, kad jis sirgo venerinė liga, kurią užsikrėtė per prostitutę. Ir tuo metu, užsimindamas apie prostitutės, jis skambėjo gana agresyviai. Praėjus mažiau nei 2 savaitėms po antrojo kūno radimo naujojo Džersio motelyje, Times aikštės skerdikas vėl smogė Niujorke. Degančiame viešbučio miegamajame buvo rastas jaunos darbininkės kūnas. Abi jos krūtys buvo ir paimtos. Beveik visose serijinių seksualinių žmogžudysčių bylose jie daro daugiau nei tik nužudo asmenį. Jie užsiima pomirtinę veiklą, kuri jiems teikia seksualinį pasitenkinimą. Toks ritualinis elgesys kyla iš nusikaltėlio fantazijų. Ir labai dažnai, įvykus žmogžudysčių serijai, asmens elgesys tampa daug sudėtingesnis. Nusikaltėliui įgaunant daug daugiau komforto žudant, ritualinis elgesys linkęs tapti labiau suasmenintas ir pagražintas. Laisvėje esant įsigimusiam žudikui, Niujorko ir naujojo Džersio policija buvo nevilties būsenoje. Tačiau jau po savaitę žudikas padaro neįprastą klaidą ir pirmą kartą prisistato. Ir vėl dėmesio centre atsidūrė motelis naujajame Džersyje. Kai sulaukėme skambučio iš Hasbrook Heights policijos departamento, kuriame pranešta, kad jie ką tik sulaikė įtariamąjį bandantį pabėgti iš motelio, kilo didelis jaudulys. Motelio registratūra buvo informuota apie neramumus viename iš kambarių.
Jie nusprendė pasiųsti vieną iš savo atstovų, kad įsitikintų, jo gyventojai sveiki. Prireikė kelių minučių, kol kažkas priėjo prie durų. Žodžiu, ji pasakė, kad viskas gerai, bet jo žvilgsnis sudarė įspūdį, kad kažkas blogai. Motelio personalas nedelsdamas iškvietė policiją ir buvo išsiųstas pareigūnas. Kai šis jis sureagavo į tą motelio dalį, esančią tolimiausiame kampe, kur buvo įėjimas. Buvo pastebėtas vyras, įtartinai išbėgantis iš pastato, rankoje nešantis krepšį. Suėmimo metu jis turėjo antrankius, juostą, kuria buvo užrišamos moterų burnos, surišamos rankos, kojos ar dar kas nors. Taigi, visi šie daiktai buvo inkriminuojantis ir jis neturėjo jokio rimto tam paaiškinimo. Bėgantis vyras buvo identifikuotas kaip Richardas Cottinghamas iš Lodi, Naujojo Džersio. Jis turėjo žmoną ir vaikų, jis buvo kompiuterių operatorius Niujorke. Jam buvo apie 30 metų, jis buvo gana kresnas, jis atrodė bent jau vidutiniškai, kitaip sakant, buvo tvirto sudėjimo. Jo žmona, kiek pamenu, apibūdino jį kaip atsidavusi vyrą. Jis sakė, kad jis buvo labai dėmesingas savo vaikams. Nepaisant to, kad buvo praktiškai užkluptas nusikaltimo vietoje, Richardas Cottinghamas tvirtino esąs nekaltas. Jis tiesiog griežtai tai neigė ir man buvo labai sunku tai girdėti. Galima sakyti, jie užklupo jį beveik nusikaltimo vietoje. Jis buvo šiek tiek pasipūtęs savo elgesiu ir atsakymais, nors vienu metu jis užsiminė, kad pasakysiu tik tiek, jog turiu problemų su moterimis. Tyrėjai nedelsdami pradėjo kratą Cottinghamo namuose Naujajame Džersyje. Mes parengėme kratos orderį, tikėdamėsi rasti bent kokių įrodymų, kurie galėtų būti susiję su moterų pagrobimu, išžaginimais ar žmogžudystėmis. Tai gatvė, kurioje gyveno Richardas Cottinghamas. Cottinghamas su žmona ir vaikais gyveno 2 šeimų name, malonioje priemiesčio aplinkoje. Tai viduriniosios klasės rajonas, apibūdinčiau jį labiau kaip darbininkų klasės, nieko neįsiskiriantis. Jis atrodė kaip normalus tėvas ir vyras, tačiau ko mes nežinojome, tai kas slypi po fasadu. Jis buvo tikras monstras. Šeimos namuose detektyvai rado įrodymų apie vyrą, kuris mėgavosi sadistinėmis žmogžudystėmis. Namo rūsyje jis turėjo didelį užrakintą kambarį, į kurį jo žmona ar vaikai neturėjo prieigos. Šis vyras vedęs ir turi 3 vaikus, tačiau šiame kambaryje jis slepia suvenyrus ar atminimo daiktus, ar kaip ten juos be pavadintumėte. Daiktus, kuriuos jis paėmė iš moterų, po to, kai jas nukankino ir nužudė. Žmonės, kuriuos vadiname organizuotais serijiniais žudikais, dažnai paima trofėjus. Jie paima ką nors iš aukų, pavyzdžiui, auskarą, batą, drabužį, rankinę. Jie kaip medžiotojai. Trofėjų kambarys padeda jiems iš naujo išgyventi tas akimirkas, kuriuose jie labiausiai kontroliavo padėtį. Trofėjų kambarys yra graži metafora šiam suskaidytam gyvenimui. Tai vieta, kur jie visiškai pasiduoda savo narcisistinėms fantazijoms ir prisiminimams apie tai, ką padarė kitiems žmonėms. Dabar sėkmingas kompiuterio operatorius, vyras ir tėvas, buvo identifikuotas kaip Times aikštės skerdikas bei moterų iš Naujojo Džersio motelio žudikas. Jo sugavimas pribloškė tuos, kurie jį pažinojo. Darbe tai buvo neįtikėtina, niekas nekalbėjo apie nieką kitą. Jis buvo suimtas ir bla bla bla. Kiekvieną dieną buvo spausdinami laikraštyje straipsniai. Jis kalbėjo apie beprotiškus dalykus, bet mes niekada nemanėme, kad jis juos daro. Žinote, man šiurpuliukai nubėga vien pagalvojus apie tai dabar, po 35 metų. Taigi, turiu omenyje, tai buvo visiškas šokas. Cottinghamas niekada neslėpė savo prostitucijos, sadomazochizmo ir azartinių lošimo ydų nuo savo bendradarbių. Jis buvo lošėjas, jis nebijojo rizikuoti. Paprastai, sakyčiau, 95% atvejų jis laimėdavo. Jis buvo nugalėtojas. Jis visada sakydavo, kad gali išsisukti iš bet ko.
Nebuvo nieko, kas jį užvaldytų. Kitaip tariant, jis visada laimėdavo. Viskam, ką jis darė, naudojo tą lošimo principą savo galvoje. Jis buvo nugalėtojas. Dabar Richardas Cottinghamas ruošiasi lažintis, kad pergudraus savo kaltintojus ir įveiks teisinę sistemą teismo proceso metu. Atrodė, kad jis kartu su savo advokatu buvo labai sąmoningas dalyvis. Užsirašinėjo pastabas, atidžiai klausėsi aukų ir liudytojų parodymų. Buvo galima jausti, kad jis visą laiką skaičiavo. Priėjau išvadą, kad mažiausiai jis buvo gudrus. Po kelių savaičių teisme visi prisiekusieji, teisėjas, teismo pareigūnai, visi susidarė maždaug tokį patį įspūdį. Ponas Cottinghamas buvo labai protingas žmogus, tačiau ne toks protingas, kaip jis manė. Jis manė esąs protingesnis už visus kitus. Tai buvo jo asmenybės dalis. Cottinghamas neigė visus kaltinimus ir tvirtino, kad tą vienintelį kartą, kai buvo pagautas motelyje su prostitute Leslie Ann O'Deal, veiksmai buvo atliekami su jo sutikimu. Be to, nepaisant advokatų patarimų, Cottinghamas tvirtino norintis asmeniškai stoti liudyti. Jam tai buvo paaiškinta. Būsite kryžmiškai apklaustas ir jūsų istorijoje yra daug spragų, kurios tikriausiai bus atskleistos. Tačiau jis vis tiek norėjo duoti parodymus. Toks vaikinas kaip Cottinghamas mėgsta būti protingesnis už kitus, ypač teisėsaugos pareigūnus. Jis mano esąs protingiausias žmogus kambaryje, kad ir kur jis bebūtų. Jis nori parodyti visiems savo genialumą ir koks jis protingas. Savo kryžminę apklausą pradėjau priversdamas jį prisipažinti dalykus, kurių jis negalėjo paneigti, kaip tai padarytų bet kuris geras prokuroras. Jis negalėjo paneigti, kad buvo suimtas su keliais antrankiais. Antrankiai buvo panaudoti nužudant Valerie Ann Street ir Mary Ann Carr. Jie buvo panaudoti ir užpuolant Leslie Ann O'Deal. Jis negalėjo paneigti, kad turėjo burnos ertmės slopintuvų. Jis negalėjo paneigti, kad turėjo peilį ir peilis buvo panaudotas prieš Valerie Ann Street, kankinti ją į apatinę nugaros dalį. Jis negalėjo to paneigti. Jis negalėjo paneigti, kad savo rankinėje turėjo barbituratų tablečių. Barbituratai buvo panaudoti vienai iš aukų, kurią jis seksualiai užpuolė ir numetė pakelyje. Jis negalėjo paneigti, kad įkando Leslie Ann O'Deal į krūtis. Jis negalėjo to paneigti, nes tai buvo nuotraukose. Teisiamasis Cottinghamas buvo priverstas prisipažinti, kad jį žavėjo surišimas. Tačiau spaudimui didėjant niekas negalėjo numatyti, kiek toli jis eis, kad išvengtų laisvės atėmimo. Po to, kai stojo ginti savęs paties už daugybę užpuolimų ir žmogžudysčių, Niujorko kompiuterio operatorius Richardas Cottinghamas susidūrė su intensyvia kryžmine apklausa. Didėjant spaudimui, atsakovas atskleidė, kad nuo vaikystės žavėjosi vergyja. Iš visko, ką mums pavyko sudėlioti, jis žavėjosi vergyja. Jis žavėjo ir tai, kad jis buvo tipiško auklėjimo, viduriniosios klasės, žemesnės viduriniosios klasės šeimos narys, labai artimas savo motinai. Cottinghamas gimė Niujorke Bronkso rajone, o vėliau su šeima persikėlė į žaliuojantį Pascack slėnį Naujajame Džersyje. Jo namai buvo maždaug už 2 mylių nuo mano namų. Tai buvo puikia vieta augti. Čia buvo daug parkų ir atvirų erdvių. Štai ir atvykom. Čia jis gyveno. Kuklus namas atokiau nuo kelio. Nebuvau viduje, bet prisimenu, kad jis gyveno čia. Žinau, kad jo motina buvo jam labai atsidavusi. Šie asmenys nuo labai ankstyvos vaikystės svajoja apie labai tamsias ir iškrypusias seksualiai sadistinės fantazijas. Fantazijų skatinami nusikaltimai, tokie kaip serijinės seksualinės žmogžudystės, nusikaltėlio galvoje prasideda 10, 15 ar net 20 metų prieš pačius nusikaltimus. Cottinghamas teigė, kad jo nukrypę troškimai išaugo dėl pornografijos vartojimo. Įprasta sadistinių seksualinių serijinių žmogžudysčių trajektorija – pradėti nuo įprastos pornografijos,
net ir erotinės literatūros ar tiesiog katalogų, kuriuose moterys vaizduojamos su apatiniais. Kai kurie žmonės sustoja įvairiuose etapuose, nes jiems nelabai patinka visa kita. Jiems tinka ir ramūs dalykai. Kiti nori daugiau. Ir jei tai juos traukia, jaudina ir erzina, jie toliau vis labiau stengsis. Ne visi serijiniai žudikai yra sadistiniai seksualiniai žudikai. Tie, kurie yra, linkę labai smarkiai elgtis su savo aukomis. Išryškėjo monstro, turinčio gudrų veikimo būdą portretas. Jis išeidavo į gatvę, sutikdavo šias merginas ir joms sakydavo: noriu jūs išsivesti, ne tik pasimylėti automobilyje ar panašiai, bet norėčiau jūs nusivesti į restoraną. Ką tik laimėjau daug pinigų kortų žaidime ar azartiniuose lošimuose. Ir jis parodydavo joms pinigų pluoštą su $100 banknotu aplinkui. Ir žinoma, manau, šios merginos buvo sužavėtos. Jos eidavo su juo vakarieniauti, o jis jas apsvaigindavo. Tada jis sugebėdavo jas įsivesti iš vietos į savo automobilį, nuvežti į motelį ir ten seksualiai užpulti, dar ir sužaloti bei bandyti kankinti. Toks jis žmogus. Įrodymams kaupiantis, Cottinghamas susidūrė su perspektyva praleisti likusį gyvenimą kalėjime. Kaip bebūtų, žudikas buvo pasiryžęs išvengti įkalinimo. Trumpam išėjau iš teismo salės ir nusileidau žemyn į savo kabinetą. Grįžęs į teismo salę, iš karto pamačiau įnirtingą Matroną, bėgantį iš sulaikymo kameros zonos. Nepratarus nė žodžio supratau, kad jis pabėgo. Per posėdžio pertrauką Cottinghamas nusprendė drąsiai bandyti išsilaisvinti. Paėmė striukę ir sviedė ją šerifo pareigūnui į veidą. Jis nustūmė šerifo pareigūną ir apėjo kitus iš galinių laiptų. Mačiau jį išbėgant iš teismo rūmų kitoje gatvės pusėje. Mes jį nusivijome per gatvę. Jį pastebėjo ir kitas šerifo pareigūnas ir mes abu jį gatvėje sustabdėme. Uždėjome antrankius, surišome ir parvežėme į teismo rūmus. Richardas Cottinghamas daugiau nebeišvengė valdžios. Jis buvo pripažintas kaltu ir nuteistas praleisti likusį gyvenimą kalėjime. Bet ar šis serijinis sadistas buvo pamišęs, blogas ar tiesiog gimė žudyti? Kas verčia juos manyti, kad jie išsisuks? Apie tai aš galvoju labiau nei apie ką nors kitą. Kas verčia juos manyti, kad jie gali toliau tai daryti, išlaikyti šį pasipūtusį požiūrį ir naudoti šią siaubingą galią prieš žmonės. Mūsų mentalitete, mūsų asmenybėje yra daug dalykų, kurie mums sako to nedaryti. Bent jau tai, kad tai yra žmogus ir kad jis namuose gali turėti artimųjų. Tie, kurie yra psichopatai, visiškai nesigaili dėl to, ką daro. Jiems iš tikrųjų nerūpi, kad žmonės kenčia, nebent jie yra sadistai. Tada jiems rūpi, nes jie nori, kad jie kentėtų. Taigi yra psichopatai ir sadistai. Jie nėra vienas ir tas pats, bet jei sujungiate abu, turite labai, labai pavojingą žmogų. Kai kurie žmonės gali turėti trofėjų už savo žygdarbius beisbole, krepšinyje ar golfe, arba apdovanojimus, kuriuos gauna už visuomeniai naudingą darbą. Tačiau tai buvo jo trofėjai, tai buvo jo užkariavimai, tai buvo jo nusikalstama veikla, su kuria jis išsisuko, ir tai buvo jo trofėjai, parodantis, koks jis protingas, koks žavus ir koks jis protingesnis už visus kitus. Cottinghamas yra gana klasikinis serijinis seksualinis žudikas. Geriausias būdas suprasti serijinę seksualinę žmogžudystę yra vertinti ją kaip nukrypstantį seksualinio susijaudinimo modelį, kai seksas ir agresija susilieja, o pats agresyvus veiksmas yra erotizuojamas, nesvarbu, ar tai smaugimas, pjovimas ar dūrimas. Įprastų lytinių santykių metu, normaliomis sąlygomis, taip pat sukeliamas ir patiriamas tam tikras skausmas, pasitaiko tam tikras kandžiojimasis ir panašus dalykai. Serijinių seksualinių žmogžudysčių atveju šie konkretūs elginiai yra nepaprastai perdėtai išreikšti ir iš tikrųjų praranda savitvardą.
Manau, kad jų genetinėje sandoroje yra kažkas ypatingo. Manau, kad tai iškreiptas protas, kuris seksą sieja su žala, skausmu, sužalojimu ir mirtimi. Manau, kad psichopatas jau pradeda nuo nepalankių sąlygų. Kai jis susiduria su dalykais, kurie jį vilioja norėti valdžios kitiems žmonėms, o ypač būdamas sadistiniu žmogžudystės tipu, jam labai priartėja mintis, kad jis gimė žudyti. 2010 metais įkalintas Cottinghamas prisipažino, kad 1967 metais, kai jam buvo vos 20 metų, pasmaugė 29 metų 2 vaikų motina Nancy Fogel. Be to, Cottinghamas įtariamas ir dėl dar kelių galimų žmogžudysčių. Vienas dalykas yra tikras. Tų, kurie jį sutiko ir kuriems pasisekė išgyventi, Richardas Cottinghamas, kankintojas, žudikas, luošintojas, niekada nebus pamirštas. Jis buvo visai kitoks nei žmonės, kuriuos esu sutikęs, o esu sutikęs žmonių iš visokių blogų aplinkų ar blogų situacijų. Bet manau, jis yra iš prigimties blogis. Žinai, kvailioji su prostitutėmis, kvailioji su slaugėmis, kvailioji su tuo, kvailioji su anuo. Gerai, daugybė žmonių tai daro. Niekas nežudo žmonių, niekas nenukirzdina žmonėms galvų, niekas nenuplėšia jiems rankų. Manau, kad jis ligotas kalės vaikas.